Džioni. Miręs Džionis. Čia siena kupeta. Ne šiena, čia šuvo. Ateik. Atsisveikinsim. Labą dieną. O, žiūrėkit, hebra, jau ir vasara atėjo. Kas ketvirtį po vlogą, kas ketvirtį po video dedu. Čia biški per dažnai kažkaip dedu aš tos video. Blemba, reikės rečiau. Čia jau aš išpizdėjau. Barbar burbur. Šiauliai tvarkosi. Visur iškasiuota, išrausta. Belenkas. Visur, kur tik pažiūri, visur yra iškasta. Nėra kur važiuoti. Bet gerai, Šiauliai tvarkos. Kažkada bus daug geriau. Gatvės lygios. Galės važiuoti normaliai. Aš va tokį norėčiau vairuoti. Aš noriu teisių. Man patiktų su tokiu dirbti. Komatsu. Kaušas. Vat kaušai su kaušu dirbti gerai būtų. Čioteris. Palei burną būtų geriau mikrofonas, bet kažkaip tai... Netelp man jis tenais, apsispjauda. O dabar cibulių privalgiau. Po to cibulis visas mirdės. O, dar bičiai atvažiuoja. Iš galo. Baikeriai. Irgi po maikutėm. Nu, let's go. Man tokia įdomesnė negu tas čioperis. Здорово. Ai. Ai. Jaunieji baikeriai. Su apsaugom, su šortais. O dar vienas baikeris. Vienaratis. Aš nesizduoju, hebra, kas su juo važiuojat, kaip jūs juos... Ir dar vienas mocas, pysė, šiandien belenkiek tų mocų. Čia kai oro uoste jaučiuos, kukurūznikai aplinkui. Drrrr. O kodėl nesidėti akinių? Šiaip maikutė graži. Aš visas šlapės, aš visas sukaitęs. Ne dėl to, kad karšta, ne dėl to, kad man klins deg nuo karščio motociklo. Tai dėl to, kad šnekėt sunku. Sunku susimaut, nors susimaunu kiekvieną vlogą, kiekvieną nesąmonę, šneku ir nusišneku. Ir prakaituoju, belenkaip. Stresas man. Nors realiai galiu nekelt video, galiu pats savo pasilik, bet ne, vis tiek. O, malačius su šalmu. Kas ten lauk? Jau mototerapija lauk. Aš bijau su juo susitikt. Jis toks rems bičas. O čia anglis 5 laipsnių stiprumo. Čia mototerapija. Čia? Čia jūsų? Ne. O kur baikeris? Išėję pavalgyt pasidėti. Tu ką pasidėsi iš karto, į labą dieną rėmą. Ką? Aš pratęs, toks esu aš. Wow, mototerapija. Labas. Į Zoknius važiuojam. Parodysiu bairį. Ohohoho. Pas jį garsas tai belenkoks.
Susipažinkit su mototerapija. Pasekit Instagram'e, YouTube'e, TikTok'e, visur jisai yra. Lemba, koks garsas pas jį. Jis pats bandit. Pažiūrėkit, kaip jis važiuoja. Banditai sako. Gyvenat Šiauliuose, nuvažiuokit pašert, pamaitint šuniuką. Zokniuose prie būdos laukuose pririš šuniuks. Reik kas nuo kartą pašert. Prie būdos sėdž. Vargšas nuliūdęs. Ir pamaitinsim vargšą šuniuką, nežinau, kas ten jį paliko. Prie būdos, vidury laukų. Žmonės atneš gert, vandens, atsimenu. Senais jau ten. Suvažiavo baikerių milijonus. Vat savaitgalis išvažiuoja, velniai. O aš savaitgalis negaliu. Nu, labai rets atvejis, kada galiu važiuoti. Ką aš pezu? Aš realiai iš vis negaliu išvažiuoti. Sakau, savaitgalis negaliu, tai aš iš vis neišvažiuoju. Lemba gražiai atrodo tas mocas. Oba! Aš dar filmuoju. Reikės mototerapijos pasiprašyti, kad mane pamokytų su garsu, nes pas jį balsas belenkaip gerai girdis. Tai užeikite į jo YouTube kanalą Mototerapija, pamatysit ant kiek gerai. O bičas su Motoroad džemperiu. Užeikite Motoroad. Bendruomenė visoje Lietuvoje motociklininkų. Rasit su ko pasivažinėti, rasit bendraminčių. Aš taip neišdrįsčiau. O Jėzau! Žvėriška trauka. Pamiršau, kaip tas aparats važiuoja. Nežinau, kad važiuojam pas šuniuką. Reik rodyt kelią. Čia bus kažkur. Šuniuko būdo, matot? Žinai, kad čia šuniuks gyven? Toj būdoj. Ir vežus laikėm valgyti. Taip. Pririšt. Gal bus atrišt. Johnny. Aha. Johnny, atsargiai spiks būn. Johnny. Miręs Johnny. Čia siena, kupeta. Ne šiena, čia šuvo. Miręs. Juokauju. Važiuosi su mano? Važiuok, man duok savo. Esi važiavęs su Britva? O, bus pirms karts.
Oh my god. Oh my god, MT-07, aš tokią norėdavau. Čia gali žaisti Mario. O, koks patogus. Kokia minkštumo motociklos pyzė. Vat, kur raktelis, kaip įdomiai. Kaip toli. Už stikliuką kažkur. Wow. Gerai. O, dieve. Tau tinka mototerapija. Streetą nebereik tau. Septyni. Nesvietiškai patogu, nesvietiškai. Kaip švelnu viskas. Bet tai belenkai trauk jisai. Jų buvo nūno. Ai. Aš kiekvieną kartą, kai sėdu ant svetimą motocą, sakau, noriu šitą. Kelias vaiktų. Tu sau. Sprogimai vyksta. Cheminės reakcijos fizė. Aš nesitikėjau, kai jis taip važiuoja. Eik tu seniukai, kokią patogumą, wow. Ir traukos, ta prasme, yra. Belenkiek, aš netikėjau, žinok, jis antrų paspaudys, jau jaučiu, kad rats pradėt kilti. Taip, tai aš ir mokiaus, tiesiog iš gazo antrų paduodi biškį, žinai, ir varai jisai. Eik tu sau. Jis mane brinks, galinks, aišku, ant tokį atsisėdi, atsuki tą rankeną, tai jisai, žiauriai greit reikia, žinai. Nu, bet tas tai sukimo momentas čia pizdėts yra. What the fuck? Sukimo momentas, tai čia su juo gali prisilakstyti irgi. Ir kokiais minkštumo. Greitis gal nedidelis, bet kai tu ir nesėdė atsigulęs tą vėją, gauni tu tą jauti greitį kitaip, žinai, visai. Eina sau. Pizė man patiko. Ir garsas belenkoks. Jo, garsas tai geras. Koks čia pas tave išmetims? Dominatorius. Dominatorius. Eina sau. Kaip tau įspūdžiai su Britva? Pradžiai keisti, taip žinai, atsigulęs visada atrodo. Ir nepatogiai, ne? Sporto režims visada. Nes čia realiai ant reino važiavai. Yra sport, race ir track. Nu. Tai tipo ant to sargaus režimo važiavau, bet tai vis tiek atsuki tą rankeną, tas greitis didėj kaip nežinukas. Jo. Čia myliam rodo, tai net nežinau. Jo. Net nežinau, kokį čia greičio važiavau. Bet tai, jo, paspaudži, lėki, tai gali kaip greitai. Ir nesijauš, bet tai ištiesi ranką, žinai, tada jauti, gauni tą greitai. Bet jeigu nori lėkti, aš suprantu, kaip kiti ten gali ten autostradom ant 200 lėkti po ir laikyti. Atsiguli, žinai, ir po tave pučvės, tu tiesiog čilini, žinai, važiuodams. Ir net nėra tokio blogo jausmo. Dar čia veidelį padedi va tai va ir skrendi, žinai. Žiūri.